Po romantiškos vakarienės viražų projekto merginų laukia dar vienas intriguojantis išbandymas, padėsiantis jums, žiūrovai, geriau suprasti, kuri mergina geriausiai sugeba atkreipti dėmesį į save ir užburti publiką. Bet prieš tai gražuolėms teks dar kartą ištarti labas į projektą sugrįžtančiai Akvilei. Akvilė, kuri grįžta šiandieną dalyvauti toliau projekte Iššūkis Miss Lietuva. Prašom sumažinti atstumą ir... Labai apsidžiaugiau, nes su kai kuriom bendravau ir tuomet, kai buvau iškritusi. Ir pamačiau jų šypsenas, tai iš karto norėjusi apsikabinti ir nežinau, iš tikrųjų džiaugiausi labai. Pasikeitė galbūt merginų santykiai kaip nors, pavyzdžiui? Na, matosi, kad šiek tiek kuriamos intrigos galbūt. Taip atrodo. Aš supratau, kad reikia, jeigu yra užduotis, eiti pirmą ir tiesiog parodyti, ką tu gali, kaip tu gali save atskleisti tam tikroje situacijoje, o nesėdėti tyliai rankas sudėjus ir nieko nedaryti. Ir laukti, kol kitos mergaitės parodys, ką gali. Gavusi antrą šansą ir kupina ryžto sužibėti, Akvilė su projekto draugėmis keliauja į pramogų banko naktinį klubą. Esu Šarūnas Mažuolis ir mokau žmonės traukos paslapčių, vadovauju vyrų klubui ir mokau moteris flirtuoti. Taip kad mes mokysimės patrauklumo. Pirmiausia, Šarūnas įvertina kiekvienos merginos aprangą ir aiškiai įvardyja kriterijus, pagal kuriuos yra vertinamas moters seksualumas. Išryškintas liemens ir klubų santykis. Gerai. Apnuoginimo nėra per daug, bet jau yra labai ant ribos, nes jeigu mes tik tai apsirengiam šiek tiek vulgariau, tai atstumia vyrus. Neryškinkit savo seksualumo ir grožio iki maksimumo ten, kaip jūs jau mokate. Aš manau, kad tą savo grožį ir patrauklumą reikia rodyti tam tikroje vietoje ir tam tikrų laiku. O jeigu ir šiaip natūraliai esi patraukli, tai matosi nepriklausomai nuo to, kaip tu apsirengsi, ar ten kažkokį megztinį užsidėsi, ar suknelę, tarkim, atvirą. Labai gera stovėsena moteriška. Šiek tiek kojytė į priekį ir keliuką, tai va, ir tai tada jūsų kūnas tampa taurės formos. Ir jeigu jūs esate savo laikysinai, bet nusiteikusi žaismingai, tai bus fantastika. Gerai, kad plaukai uždengia dalį kūno, taip kad tai nėra vulgaru. Aš esu maloniai nustebęs, nes kai aš mačiau jas per televizorių, aš susidariau vieną įspūdį, bet kai aš jas pamačiau iš arčiau ir matau, kaip jos bendrauja, kaip jos elgiasi, man jos patiko. Įvertinęs kiekvienos dalyvės aprangos kodą, Šarūnas merginoms pademonstruoja esminius kūno kalbos elementus, padėsiančius ir konkurse, ir realiame gyvenime atkreipti dėmesį į save. Įeinam į mano matymo lauką. Tai yra pirmas dalykas. Antrasis žingsnis – žvilgsnio fiksacija. 1, 2, 3. Gerai. Aš norėčiau patobulinti, kad laisviau jausčiausi, kad atsipalaidavimas būtų didesnis, nes jaučiu tą vis tiek susikaustimą tokį ir kaip čia dabar nepadaryti kažko blogo, kažką nesuklysti. Kita dalis. Atpalaiduotas žandikaulis ypatingai atpalaiduoja visus veido raumenis ir tai rodo komfortą. Gerai. Atpalaiduotas žandikaulis šiek tiek dar labiau atpalaiduoja. O, šiek tiek pravirta burnytė. Gerai. Labai gerai. Daugiau nei. Labai gerai. Vis Lietuva turi mokėti kūno kalbą, akių kalbą. Kad jinai galėtų savo kūno kalbą ne tik rūbais, savo tam grožio gražiais plaukais išsiskirti, bet kad ir jos kūnas kalbėtų. Ketvirtas žingsnis – švelnus pažaidimas plaukais. Pasak Šarūno, tai elementarūs judesiai, kurie neišduos gudrybės, bet aplinkiniai žmonės jausis jaukiai. Nereikia netgi, to prasme, maivytis, paprasčiausiai galima... Gerai, labai, viskas. Paskutinis ir iš pirmo žvilgsnio pats paprasčiausias veiksmas nuginkluojantis publiką – šypsena. Aš prašau jūsų visų užsimerkti ir kai pasakysiu atsimerkti, jūs pamatysit svajonių vyrą, kuriam jūs norėsit nejučia šypsotis. Užsimerkiam, atsimerkiam ir šypsomės man. Bet tai yra šypsena. Kol gražuolis repetuoja visus publikos ir, žinoma, vyrų žavėjimo žingsnelius,
Audrius Bružas atsiveda radio centro laidų vedėją Vytenį Sinkevičių ir televizijos ekranų žvaigždę Jogailą Morkūną. Šis vyrų desantas jau po akimirkos patikrins kiekvienos pretendentės į karūną viliojimo sugebėjimus. Tai ką pamatėjai? Tai kas čia dabar buvo, kam čia tai matai? Šiaip, taip pat visai patogu ranką taip padaryti. Tai patogu? Toks įspūdis, kad dulkes valytum, žinai, arba tikrintų, ar nenuvalytusios. Taip smagu perrašyti. Erdvę pajausti. Kameros paveikė šiek tiek procesą, nes kol mes darėm patį mokymą, tai jos elgėsi žymiai natūraliau. Bet ką jos paskui kokią klaidą darė, kad jos per daug tai darė teatrališkai, šiek tiek kai kurios maivėsi. Pavyzdžiui, prieini prie jo, jisai nejaučia ir tai išnebi užpakalį. Aš taip tikrai nedaryčiau. Nes aš pati nesimu iniciatyvos tokios, kad eiti ir žnypti užpakalį ir netgi supykčiau, jeigu man tai padaryti. Ir labai supykčiau. Man nepriimtina, kai nepažįstamas žmogus eina ir mane graibo ir liečia iš viskas čia dabar. Aš neišdypsi, bet tai, pavyzdžiui, jeigu jis labai visai jums patikė, išdėti, bet taip pat, įtraukia, vis tiek norėtų. Aš manau, kad iš jų 80% galvoja, ką aš čia darau, man gėda. Lygiai taip pat buvo gėda man, nes aš negaliu vertinti merginos, jie nepabendravęs, mes inicijavom čia bendravimą su jom ir visą kitą, ir kai kurios atsiskleidė bendravime, puikiai, drąsiai, aiškiai išsakė savo nuomonę. Tu visų pirma gauni informaciją apie tai, ką tau sako tavo pašnekovas, kūno kalba. Bet kokiu atveju tai yra gera teorija ir tai žinoti privalu ir tą mokėti būti. Nors kūno kalbos subtilybės yra svarbios kiekvienai merginai trokštančiai pasisekimo, o ypač šiame realybės šou ir konkurse Miss Lietuva, dauguma gražuolių kaustosi ir nesiryžta išbandyti visų gudrybių. Ryžtumės pati rodyti dėmesį vaikinui ir tau būtina vaikinas? Niekada to nedariau ir nedarysiu. Kodėl? Nu, bet jeigu pamatai Landeloną kokį nors, nežinai, kas yra, pavyzdžiui. Jeigu pamatai, kas čia pas mus madinga dabar, Bradas Pitas koks nors, ir tu supranti, kad jisai tave truputį žiūri, bet nedrįsta. Ir staiga reiškės... Aš jį irgi pasižiūrėsiu. Nusišypsausiu, bet neprieisiu. Tai lauksi, kol jisai pats prieisi, ne? Aišku, jeigu norės prieisi. Ir čia tu, čia Angelina Jolie ir čia tu. Ir ta eina prie jo, o tu stovi, tai šypsaisi. Ir ką? Nieko. Nu taigi, nukabins. Pasisveikins, kad aišku, bet nukabins. Tegul. Taip lengvai atiduotum. Jeigu pasiduos, tai prašom. Juk svarbiausia, ne tik tai yra grožis šitame konkurse, svarbiausia, kaip tu komunikuoji savo mintis. Na, jeigu tau reikia to žmogaus ir tu privalai su juo pabendrauti, tu kažkaip tai turi atkreipti į save dėmesį. Kitaip tariant, kad tokie bairiai, tai yra aktualus komunikavimui. Jo labiau, kad pagrindinė Miss Lietuvos funkcija yra atstovavimas mūsų valstybei. Tai kitą kartą laimi ne tik tai grožis. Tai tipo čia bus ant ledo palikė, ne? Man ten patrauklesnis. Į garsistą pažiūrėjo, ne? Tai čia dabar koks čia demaršas buvo, ne? Ne, vat ką tik pamokė, tai ir... Iškart reikia, taip, jūs visą dieną čia mokėtės turėjau tokią nuomonę, aš tik galvojau, dieve, neturiu tokią poreikį, dabar jūsų čia neįviliuoti, tai paklausiau pamokė. Man labai patinka, kai moteris yra kukli ir šiek tiek flirtuoja. Kuklumo ir flirtavimo derinys yra, man asmeniškai tai yra wow. Nu, tai čia mokykla. Miss Lietuva konkursai irgi ten, aš manau, kad tarp komisijos narių ir tiek televizijos žiūrovai irgi yra dalis vyrų, kurie mus stebi ir gali atkreipti mus dėmesį. Tai vis tiek, konkurso metu mergina, kuri išeina į sceną, visos yra gražios, visos yra patrauklios tikrai. Ir ji turi kažką turėti tokio, kad sužavėtų tiek moterį, tiek vyrą. Šiuo metu mes sužinojame iš vyrų pusės, kas jiems jo žavi ir gali patraukti. Ką reiškia, kai tai suko tos plaukus? Komfortas, atsipalaidavimas. Mum ar jum? Man? Tai būtų man patinkantis žmogus, aišku, jeigu kažkokį dėmesį rodyčiau, o ne Jogaila Morkūnas ir ne. Šventa grožio konkursų tiesa. Vien kūniškas grožis, be charizmos, hipnotizuojančios kūno kalbos ir vidinio moteriško žavesio yra nieko vertas. Užlipus ant scenos su didžiuliu būriu gražuolių, akimirksniu paaiškėja,
kad išsiskirti iš minios vien ilgomis kojomis ir gražiomis akimis nepakanka.